Sveiki visi, pirmąjį kartą prisijungę prie Finansų akademijos. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip pertvarkyti įsigytus namus, ir šiandien svečiuose pas mus lankosi Builddeal kompanijos įkūrėja, statybų organizatorė Katažina Bilinska, kuri būtent ir atsakys į visus kilusius klausimus, ir tikėkime, padės mums taupyti. Labas, Katažina. Labas, Šarūnė. Tai dabar įsivaizduokim situaciją. Ieško aš savo svajonių namų, nusprendžiu vis dėlto, jo geriau būtų man namus nusipirkti, nestatyti. Radau svajonių namą ir vaikšto po jį ir įsivaizduoju, kaip ten viskas nuostabiai atrodys ir kaip viskas bus. Bet galbūt yra iš karto, ką galima būtų numatyti, pasitikrinti dar prieš įsigyjant tuos namus, jau kad taip sąžinė būtų visiškai rami ir nereikėtų po to, taip sakant, dvigubai mokėti. Tikrai taip, tai pasidalinsiu iš mūsų praktinės pusės ir iš mūsų praktikos, kiek esam turėję tokių atvejų, kai pas mus kreipiasi klientai jau dėl vidaus įrengimo, nes būtent dažniausiai žmonės perka namus su daline apdaila, tai yra su 85% baigtumu. Tai šiaip pagrindiniai dalykai, kuriuos visuomet akcentuoju visiems, tai yra būtina pasitikrinti, susirinkti visą informaciją apie vystytoją, kas yra vystytojas, kas yra tas pardavėjas, kuris parduoda tuos namus. Ir dar būtinai, ką reikėtų padaryti, tai prieš perkant pasidaryti sandarumo testą. Tai yra nepagailėti pinigėlių, atsivežti ekspertą, kuris galėtų jums padaryti tą sandarumo testą. Kodėl tai yra būtina? Nes jūs pamatysite, kurioje vietoje tas jūsų namas yra kiauras ir iš vis kokie yra niuansai su tuo namu, kadangi vis tiek jums reikės jį įsirenginėti, reikės ten daryti remontą, reikės ir trūkumus kažkokius pašalinti, nes jų tikrai būna, ypač perkant su daline apdaila. Tai būtent tam yra svarbu pasidaryti tą sandarumo testą. Ir iš viso būtų toks pastebėjimas, prieš bet ką perkant, nesvarbu, kas čia būtų iš nekilnojamo turto, visuomet reikėtų nepagailėti pinigų, pačioj pradžioje atsivežti kažkokį ekspertą, kuris įvertins, kiek jums visas tas ir remontas kainuos. Ir net, jūs galite net tą patį vidaus apdailininką atsivežti, kuris yra savo srities ekspertas ir jums pasakys, kad aha, čia yra kažkas negerai, čia reikės suinvestuoti tiek pinigėlių, nes iš tikrųjų, vystytojai būna padaro labai kažkokiu tokiu įdomių sprendimų, kurie vėliau labai stipriai kainuoja žmonėms įsirenginėjant. Kaip pavyzdys, tai pakalbėsiu galbūt apie paskutinį, kuris mums buvo pasipuolęs, tai mūsų klientė kreipėsi pas mus dėl vidaus apdailos ir jinai įsigijo kotedžą. Kotedžas, viskas tvarkoja, gražiai labai vietoje, nieko nepasakysi, tikrai vieta prestižinė, sakykim taip, Vilniuje, bet pamatėme, ką ten vystytojas yra pridirbęs. Tai ten iš tos serijos, kai iš viso net nesuprantu, kaip buvo galima taip suprojektuoti ir iš viso padaryti tokį, stulpą per vidurį kambario beveik, santechnikos stulpą. Pačiam name jau kotedže. Jo, čia pačiam kotedže. Tai faktas, kad reikės tą dalyką kažkaip paslėpti ir kažkaip, vis tiek čia gali išbrangti jau tas dalykas. Aišku, nėra čia jau tas labai didelis trūkumas. Svarbiausia, kad sienos sveikos, langai geri ir visa kita. Bet vis tiek čia jau yra papildomos išlaidos, į kurias tikrai reikėtų kreipti dėmesį prieš kažką perkant. O jeigu vis dėlto tai būtų ne svajonių namas, o svajonių butas, pripažinkim, tikrai ne kiekvienas gali sau leisti gyventi nuosavame name, tai perkant butą, pavyzdžiui, irgi ką reikėtų įsivertinti, jeigu butas yra, pavyzdžiui, naujos statybos, dar tik tai projektas ir jau kai perkame, taip sakant, padėvėtą, pagyventą. Tai iš tikrųjų šioje vietoje galioja lygiai tokios pačios taisyklės kaip ir su namo pirkimu. Galbūt aš dar grįšiu, atsiprašau truputėlį į tą pirmą klausimą, labai svarbu, ko nepaminėjau, kas liečia būtent namo pirkimą su daline apdaila, nes kartais būna, kad parduoda ne vystytojas, o būna, kad parduoda fiziniai asmenys. Tai yra, galbūt jie kažkada buvo pradėję statybas ir kažkas nepasisekė gyvenime ir jiem dabar reikia parduoti tą dalyką. Tai labai svarbu pasitikrinti visus dokumentus. Kodėl tas yra svarbu? Todėl, kad jūs galite nepriduoti to namo.
tiesiog neužbaigti to pridavimo, kadangi gali būti pasibaigęs terminas tiek, kaip sakyti, statybų leidimas yra išduodamas neribotam laikui, bet kas 3 ar kas 5 metus reikėtų atnaujinti kadastrinius duomenis. Tai jeigu tas nebuvo daryta, tai gali sukelti labai daug papildomų įvairių kliučių ir gali išbranginti vėlgi visą procesą. Tai dokumentai yra irgi labai svarbus dalykas, tai reikėtų kreiptis į pridavimo ekspertus, kurie galėtų patikrinti ir pasakyti, ar viskas yra gerai su ta dokumentacija. Tai va, dabar grįžkim prie būtų. Tai su būtais galioja lygiai ta pati taisyklė, tik tiek, kad būtas jau vis tiek čia yra ne namas. Tai visų pirma, vėlgi vystytojas. Kas yra vystytojas? Labai svarbu, nes mes Lietuvoje tikrai, jeigu kalbam, tarkim, apie Vilniuje, tai turime tikrai kokybiškai statančių vystytojų. Aišku, jų būtai yra brangesni kažkiek, nes kokybė, pripažinkime, jinai kainuoja vis tiek. Tai labai svarbu pasižiūrėti, kas yra vystytojas. Tai čia vienas dalykas. Ir kitas vėlgi važiuoti apžiūrėti būtą gyvai. Čia jeigu mes apie naujos statybos kalbam, vėlgi vežtis kažkokį ekspertą nepriklausomą, tai yra geriausia nepriklausomas statybų ekspertas, kuris tau galės pasakyti, čia yra kažkas negerai, čia negerai. Tai vėlgi visos tos pačios taisyklės. Jeigu mes kalbam apie senos statybos, aš kaip statybų organizatorių iš vis nerekomenduoju pirkti senos statybos būsto. Kodėl? Nes visgi tai yra senos statybos. Ir jeigu mes imsime, tarkim, kapitalinį remontą daryti senoj statyboje ir palyginsim naujos statybos įrengimą, tai kainos skirsis dvigubai. Kodėl? Todėl, kad senoji statyboje vis tiek reikės kažką išgriauti, reikės visą santechniką pakeisti, elektros instaliaciją. Čia yra tie pagrindiniai dalykai, kurie tikrai sukelia labai daug papildomų tų išlaidų. Ir jeigu imsim, tarkim, už kvadratą skaičiuoti, nors labai nemėgstu aš vardinti kvadrato kainą, nes kiekvienu kartu tai yra individualu, bet jeigu mes imsime preliminariai, tai tarkim, naujos statybos tu gali įsirengti nuo 250 eurų už kvadratinį metrą, kas, pavyzdžiui, liečia senos statybos būstą, tai kainos prasideda nuo 500 ir aukštyn. Tai, dvigubai, tikrai dvigubai. Tai reikėtų tikrai labai įsivertinti, ar jums reikalingas tas senos statybos būstas ar ne. Gerai, ir dabar, sakykime, atvykot jūs, apžiūrėjot, pasakėt, kur čia galima ką daryti, pirkti ar nepirkti, ar ne. Nes man atrodo, taip, pradinėje stadijoje ir yra svarbiausia įsivertinti, ką perki, jog nebūtų taip dažnu atveju, po to turbūt dėl to ir išsipučia visos tos sąmatos planuojamos, jog suplanuojam, kad kainuos pigiau, o rezultate turim taip, kad tenka gerokai daugiau išleisti. Taip, tikrai taip. Tai noriu dar įsiterpti į šitą visą tai, kas liečia sąmatos. Tarkim, aišku, nežinau, mažai tikriausiai kas daro tokius dalykus, kaip prieš perkant jau domisi, kiek maždaug kainuotų tas įrengimas, bet vėlgi reikėtų pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti. Ir kas yra vienas svarbiausių dalykų aplamai, tai prieš perkant bet kokį būstą reikia labai įsivertinti savo finansinės galimybės, apie ką mes ir kalbame, apie tą sutaupimą, ne? Tai pradėkime nuo tų pagrindinių pirmų žingsnių, kurie ir sudaro visą tą pamatą, sakykime, ne? Nes pas mus, kaip yra Lietuvoje, iš tikrųjų žmonės labai dažnai linkę prisisvajoti, jie pervertina savo galimybės ir paskui jie labai stipriai nuliūsta, kai jie sužino, kiek kainuos įrengimas ir jiem jau tų pinigėlių trūksta ir, žodžiu, reikia čia skolintis ir, žodžiu, sėdi su svajonių būstu, bet skolose, sakykime taip. Dar turbūt ir kainos kinta einamojo laikotarpiu, ne viską taip. Kainos tikrai kinta, bet aš kaip sakau, nereikia labai iš to čia pūsti labai didelio burbulo ir kai visi dabar labai pergyvena, kad neimti tų paskolų ir taip toliau, tai vis tiek viskas galų gale nurims ir viskas bus vėl kaip buvę ir nematau kažkokių kliūčių, kodėlgi dabar nepirkti ir kodėl dabar nedaryti kažko. Jeigu turit galimybės, darykit. Bet vėlgi, sakau, labai reikia įsivertinti tą savo pamatą finansinį, kiek jūs galite tam leisti, nes kodėl aš tą ir sakau, pavyzdžiui, dėl banko paskolos mes dar galim pasikalbėti, tai irgi labai aktualus klausimas. Žmonės, kai kreipiasi į banką, jie dažniausiai kaip, duoda maksimumą, imam maksimumą. Ir visiškai nesvarbu, imam maksimumą ir tiek, bet iš tikrųjų jūs kaip reikėtų įsivertinti savo tas pajamas ir kiek jūs galite skirti būsto mokėjimai, ta prasme būsto mokėti už būstą. Tai susidedat savo tas pajamas, išsiskaičiuojat kokį 40% aplamai iš visos sumos, kiek čia yra jūsų maksimali suma, kai jūs galėtumėt skirti dabar mokėti už paskolą, sakykime taip. Tai dar nupjaunat nuo tų 40% dalį ir čia yra ta suma, kuri bus jums komfortiška mokėti dabar. Jeigu kažkas pabrangtų, tai jūs
grįšit prie tos jau maksimalios ir jums vis tiek nebus sunkumų gyventi. Nes pažiūrėkite, kas dabar vyksta, kai sukilo visos palūkanos ir kaip labai stipriai visi pradėjo pergyventi, kad iš ten 300 eurų išaugo paskola iki 700, pavyzdžiui. Tai ir aš dar labai mėgstu akcentuoti savo klientam, kurie ruošiasi būtent būsto pirkimui, tai yra, kad bent jau pusę metų stengtis sąžiningai atidėti tuos pinigus, kurie po to būtų skiriami būtent paskolos išmokėjimui ir įsvertinti, ar finansinės galimybės tikrai leidžia imti tokio dydžio paskolą. Taip. Nes vis dėlto tai yra ilgalaikis, netrumpalaikis įsipareigojimas. Tai man atrodo, jog taip viską sudėjus į bendrą kratinį, į bendrą katilą, galima būtų tiesiog finansiškai streso mažiau jausti. Ir kitas patarimas, kurį aš irgi duodu savo klientams, ypatingai tie, kurie remontus, pavyzdžiui, daro iš savo santaupų turimų, niekada nepastatyti savęs į tokią poziciją, jog remontas kainuos visas absoliučiai sukauptas santaupas. Tikrai taip, labai tam irgi noriu pritarti ir dar pabrėžti vieną dalyką, kas liečia paskolų. Pradinis įnašas. Visi tikrai mes žinome, kad reikia pradinio įnašo, norint pasiimti paskolą bet kokią. Jeigu dar perkate, pavyzdžiui, būtą senos statybos, tai tas pradinis įnašas gali būti, man atrodo, kažkas net apie 30%, jeigu aš neklystu, ne? Naujos statybos eina 15%. Tai vėlgi, tas pradinis įnašas. Labai dažnai, aš kadangi labai aktyviai vedu ir socialinius tinklus ir viską, labai dažnai gaunu tokių klausimų, kaip finansiškai man įsivertinti, kokia yra ta maksimali suma, už kurią aš galiu įsigyti kažkokį turtą ar kažką pasistatyti, tai aš sakau vėlgi, grįžtam nuo pat pradžių dėl pradinio įnašo. Tai tarkim, pradinis įnašas, imam tą 15%, ir tarkim tokia suma, apie kurią mes galėtume kalbėti, gal 50 000 kaip pradinis įnašas, galėtų būti. Tai pasižiūrėkit, kaip jūs tą 50 000 galite greitai surinkti. Jeigu, tarkim, jūs tą 50 000 renkate 10 metų, tai faktas, kad jūs negalit galvoti apie kažkokį prabangų būstą ir, realiai, negalit jūs savo to leisti. Reikia įsivertinti vis dėlto ne tik tai norus, bet ir finansinės būtent galimybės yra tikrai labai svarbu. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas 50 000 yra easy money, kuriuos jūs galite ten surinkti per metus, galbūt net greičiau, viskas ok, vadinasi, jūsų finansinė padėtis tikrai jums leidžia, pagalvoti apie kažką prabangesnio. Tai pats pagrindinis dalykas, nuo ko reikėtų ir pradėti, tai planuoti savo finansus ir pasižiūrėti, kiek aš galiu sau leisti įsigyti dabar būstą, kokį būstą aš galiu sau įsigyti. Tai dabar jau įsivaizduokime, kad būstą turim, nusipirkom sėkmingai, finansus savo kuo puikiausiai įsivertinom, galim mokėti, galim remontuoti. Galbūt yra kažkas, ką namuose galime atlikti patys, kokius darbus ir kur tikrai reikėtų kreiptis į profesionalus ir nekišti savo tų įsivaizduojamai labai gabių rankų. Tai jeigu mes kalbėtume apie, kai jūs nusiperkat būstą jau, kad tarkim senos statybos, nes tikrai yra žmonių, kurie perka senos statybos ir reikia kažką pasiremontuoti. Jeigu mes kalbame apie kosmetinį remontą, tai realiai kosmetinį remontą galit pasidaryti ir patys. Tikrai nereikia ten labai daug smegenų, kad kažką ten perdažyti, kažkur kažką perklijuoti ir ten už minimalius finansus kažką pasitvarkyti. Tai užtenka nuvažiuoti į parduotuvę, pasikonsultuoti su konsultantais, kurie patars, kokie ten dažai geresni, plytelės galbūt kažkokios ir tikrai minimaliais kaštais galite patys pasiremontuoti, kažkur YouTube'e pasižiūrėti kokių video, tikrai nėra labai sudėtinga. Bet jeigu mes kalbame apie, tarkim, įsigyti su dalinę apdailą, kur jau reikia daryti, tarkim, tą pačią santechniką, tą pačią elektros instaliaciją ir visą kitą, tai aš sakau, geriau jūs įleiskite specialistus, kurie tikrai jums padarys viską kokybiškai, kadangi skupus moka 2 kartus, čia yra faktas, ir jeigu jūs kišite rankas ten, kur jūs nieko nesuprantate, tikrai nerekomenduoju to daryti, kadangi, jūs permokėsit, vis tiek galų gale reikės tą dalyką taisyti. Ir įsivaizduokit, jeigu jūs, tarkim, pasidarysite elektros instaliaciją blogai, tai visų pirma, jūs galite ir sudegti netyčia. Maža ką, visko gali būti, ne? Tai į šitus dalykus, aš sakyčiau, reikia žiūrėti tikrai labai atsakingai ir
geriau netaupyti. Ta prasme, jūs galite taupyti ant medžiagų kažkokių. Jeigu, tarkim, viską organizuojatės patys, sakykime, tą vidaus įrengimą, bet vis tiek samdote meistrus, galite tikrai taupyti ant medžiagų, kažkur pasižiūrėti kažko pigesnio, tikrai jau nedaryti ten kažko prašmatnaus ir panašiai. Lygiai taip pat kaip ir dažai, ne, yra sakoma, kad, ten brangiausi dažai yra geriausi. Netiesa, viskas labai priklauso nuo dažytojo. Jeigu dažytojas yra įgūdęs, jo ranka yra įgūdusi, kas ir turėtų būti principė pas dažytoją, todėl kad, vis tiek dažymas jisai reikalauja, nemažai pastangų ir kad viską gražiai išdažyti ir kad tikrai nesimatytų kažkokių braukų ir viskas atrodytų puikiai, tai, ranka pas meistrį tikrai turi būti įgūdusi. Tai va, tai sakau, patys galit taupyti ant medžiagų kažkur pasivažinėti, kažko paieškoti, bet ant specialistų, visgi sakyčiau, kad, reikėtų geriau kreiptis į specialistus. O pačiuose namuose, tarkim, baldai turbūt greičiausiai galima pataupyti. Jo, aš sakyčiau apie baldus, aš esu iš vis tokios nuomonės, kad, pavyzdžiui, taupyti galite ant kilnojamų daiktų. Tarkim, ant kilnojamų daiktų tai yra, baldai. Jeigu mes jau kalbam apie vis tiek tą ekonominį variantą būsto, tikrai mes nekalbam šiandien apie aukštos klasės kažką prabangaus, bet jeigu mes kalbam apie tą ekonominės klasės, tai tikrai baldai yra ta dalis, kur jūs galite pasitaupyti. Nerekomenduoju taupyti, pavyzdžiui, ant virtuvės stalviršio, nes čia yra vienas tikrai dažniausiai naudojamų dalykų namuose, kuris labai greitai gali būti pagadintas ir panašiai. Tai geriau yra padaryti iš geresnės plokštės, sakykime. Lygiai taip pat grindys. Grindys kiekvieną dieną naudojamos. Tai jeigu jūs jas pigias sudėsite, jūs po poros mėnesių viskas jums iškils ir atrodys tikrai labai negražiai. Tai grindys tikrai nesiūlyčiau taupyti. Ir kaip ir minėjau, visi dalykai, kurie paslėpti sienose, tai yra santechnika, elektra, apšvietimas tas pats. Yra labai svarbu apgalvoti visą apšvietimą, kur kokie šviestuvai bus, kur bus kokie kištukiniai lizdai, nes tikrai būna užiniai į butą ir matai, kai žmonės gyvena tarp prailgintuvų, nes nutrūksta jiems ten kažko. Vienas jungtukas visame. Taip, tai čia tokie dalykai tikrai yra labai svarbu juos įsivertinti. Ir ką dar norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų tie, kurie jau galėtų savo kažkiek galbūt labiau kažko leisti, tai aš siūlyčiau tikrai kreiptis pas interjero dizainerius. Jie yra tikrai tie žmonės, kurie pagalvos 10 žingsnių į priekį ir tikrai padarys jums geresnius sprendimus, nei kad jūs galbūt priimtumėt patys. Ir vėl, taip, interjero dizaineriai kainuoja, bet jeigu vėl kalbam apie tą pigesnę klasę, visą laiką galima pasiprašyti kažkokio studijos. Visą laiką galima surasti, kas tau galėtų padaryti, pradedantis kažkas galėtų ten jums padėti ir panašiai. Tai jų tikrai yra labai daug, tik reikėtų pasiieškoti tų sprendimų. Tai va. Ir greičiausiai tai būtų tie specialistai, kurie padėtų jau tinkamai išnaudoti erdvę, kad nebūtų tuščių erdvių, neužpildytų ir kiekviena erdvė turėtų savo funkciją namuose. Taip, kiekviena erdvė iš tikrųjų ir turi turėti savo paskirtį ir labai iš tikrųjų liūdna būna matyti, kai žmonės nepasisamdė to interjero dizainerio ir pas juos visiškas yra chaosas namuose, nes erdvės yra neišnaudotos. Neišnaudotos erdvės, pavyzdžiui, ten, nežinau, galbūt spintelių kažkokių per mažai, kažkur per tuščia ir taip toliau. Tai šiaip rekomenduočiau kreiptis tikrai į specialistus, kurie galėtų pakonsultuoti ir bent jau padaryti techninius brėžinius, nes, vizualizacijos tikrai galbūt ne kiekvienam reikalingas dalykas, kad ten matyti, galbūt žmogus ten mato savo prieš akis, kas jam patinka, kaip jisai tai įsivaizduoja, bet techninis brėžinys yra kodėl gerai, todėl kad ir meistrams dirbti yra lengviau. Jie gauna techninį brėžinį, viskas, jiems nekyla klausimų, jeigu brėžinys yra tvarkingai padarytas, jeigu interjero dizaineris padarė viską gerai, nes tiek meistrų, tiek interjero dizainerių yra visokių, kaip ir visur, man atrodo, tikrai visokiausių ir paslaugų tiekėjų, ir pardavėjų, ir kitų pačių klientų, irgi visokių pasitaiko. Tai va, bet jeigu viskas yra padaryta gerai, techniniai brėžiniai tvarkoja, visi matmenys atitinka, tai klientas bus ramus, kadangi meistras jo netrukdys kiekvieną kartą, o ką darom čia, ar čia reikia to, ar čia reikia ano. Tai va tokios įžvalgos. Ir kadangi pati esat statybų organizatorė, tai, man taip atvirai kalbant, visai neseniai teko tik tai susipažinti su šitą profesiją. Tai kuo statybų organizatorius gali būti naudingas ir ar statybų organizatoriaus tikslas, sakykime, yra užtikrinti kokybę ir padėti sutaupyti, ar tai yra vis dėlto prabangos paslaugos? Tai statybų organizatorius, galbūt pradėsim nuo to, kas tai yra, kas čia per paslauga ir kas čia per žmogus toks. Tai čia yra kliento atstovas. Kitaip sakant, čia yra kliento atstovas, kuris atstovauja kliento interesus ir rūpinasi kliento gerovę. Tai čia, jeigu aš perku būstą ir kreipiuosi į jūs, tai jau, žodžiu, jūs rūpinatės
mano būsto ir mano gerovę. Taip, mes būtent rūpinamės tam, kad nuimti visą naštą nuo jūsų pečių, nuimti visus rūpesčius, kadangi šiandien mes kalbam apie būto įrengimą, apie namo įrengimą, galbūt ne apie pačias statybas, tai organizatoriai šioje vietoje tikrai gali padėti sutaupyti laiko, pinigų irgi ir jums patiems nereikės absoliučiai nieko rūpintis. Įsileidžiat organizatorius, jie turi atrinktus meistrus, atrinktas medžiagas įvairias, ta prasme gali pasiūlyti labai daug įvairių ir medžiagų su gerom nuolaidom, nes turi ir patikimų tiekėjų ir visko, čia aš kalbu bent jau iš mūsų pusės. Negaliu pasakyti, kad tai yra kažkokia naujiena iš tikrųjų statybų srityje, nes anksčiau tikrai buvo tokie pavieniai galbūt asmenys, kurie irgi galbūt kažkokią organizaciją užsiimdavo ar galbūt ir užsiema, nežinau, bet mes susikūrėm kaip įmonė, būtent kaip įmonė, kuri nori padėti privačiam sektoriui, būtent privačiam, su individualiais namais. Su būtais iš tikrųjų mes dirbam mažesnę dalį, kuo mes rūpinamės, tai būtent vidaus apdaila, bet pagrindinis mūsų tikslas yra padėti klientams pasistatyti svajonių namus ir nuvesti už rankytės iki raktų. Ir kaip galvojat, Lietuvoje reikalinga paslauga ar žmonėms, ar mato patys žmonės tame vertę? Nes aš taip galvoju iš savo pusės, tai taip sumažina patiriamą stresą, jau nekalbu apie finansinį, bet net ir tuo atveju, jog pats kaip žmogus nesi užtikrintas nei darbų kokybę, nei kur ieškoti patikimų meistrų, kurie nepaliktų darbų nekokybiškai atliktų, nes po to dažnai ypatingai socialiniuose tinkluose tenka pastebėti, jog samdžiau ten plytelių klojėją, sudėjau plyteles, ten tos plytelės viena aukščiau, kita žemiau, einu užkliūnu, bijau dantis įsimušti ryte. Tai tokiu atveju turbūt tai ir būtumėt jūs. Taip, tai tokiu atveju mes tikrai, kaip aš jau ir minėjau, mes turime atsirinkę savo partnerius, kurie dirba kokybiškai, mes juos tikrai labai kruopščiai atsirinkinėjome ir atsirinkinėjame, nes meistrų iš tikrųjų gerų yra, bet jų reikia paieškoti, tikrai jų reikia paieškoti ir jie tikrai egzistuoja. Čia yra mitas, kad statybose visi yra negeri, kad statybose visi yra nesąžiningi, kad visi tik nori apgauti, apmauti ir, žodžiu, padaryti viską, kuo blogiau, kad tas užsakovas tik nukentėtų ir neišpildyti jo jokių svajonių. Tai va, tai mes šitoje vietoje tikrai padedam žmogui, padedame tiek su meistrais, tiek su konsultacijomis, nes, kai tu pasineri į tą visą statybų eigą, įrengimo eigą, tikrai iškyla klausimų milijonas. Taip, su įrengimu, pasikartosiu, yra žymiai viskas paprasčiau. Čia jau, kažkokių ten labai tokių didelių niuansų galbūt nėra, bet vėlgi yra kai kurie momentai, kur mes galėtume nukreipti ten, kur reikia, tarkim, jeigu čia būtų kažkokia institucija, kažkur reikia susižinoti, kažkokios informacijos paieškoti, tai mes tikrai visą padedam tą dalyką klientams pasidaryti. Čia, jeigu mes kalbam vėlgi apie tą dalinę apdailą, apie būtus ir taip toliau. Tai va, tai statybų organizatorius toli gražu nėra prabanga kažkokia. Nes vis tiek, jeigu, tarkim, jūs kreipiatės, jeigu jūs ne pats organizuojate, bet kreipiatės į rangovą, sakykime, ne, tai kaip dirba rangovai? Jie pasisamdo subrangovus, tai vėlgi, sakykime, tuos pačius meistrus, su kuriais galbūt ir mes bendradarbiaujam, bet kaip rangovas jisai užsimeta savo antkainį, ant meistrų, ant medžiagų, žodžiu, ant visko, kas yra įmanoma ir iš tikrųjų rangovas yra brangiausias variantas, kaip įsirengti, padaryti arba pasistatyti, arba įsirengti būstą. Tai mes dirbam kitokiu principu, mes dirbame taip, kad žmogus tiesiogiai atsiskaito su meistrais, mes visus procesus suorganizuojame ir mes imame tam tikrą procentą už darbų organizaciją. Tai mes esam nesuinteresuoti uždirbti iš meistrų, iš medžiagų kažkokių ir panašiai. Mes grinai dirbame vardant kliento gerovės, tam, kad padėti klientui sutaupyti pinigėlių ir pasidaryti viską maksimaliai kokybiškai gerai ir nuimti visus rūpesčius. Džiugu girdėti, jog atsiranda tokių profesijų, kas padeda užtikrinti, jog ir kišenė būtų talpesnė ir mažiau iš ten pinigų iškeliautų ir tuo pačiu nuimti tą stresą patiriamą visų statybų ar pertvarkymų irgi variantų. Ir dar taip galvoju, jog įsirengimas, meistrai yra viena, bet kainų atžvilgiu, pavyzdžiui, medžiagų. Ar medžiagas, nežinau, geriau medžioti akcijas parduotuvėse, pirkti Lietuvoje, ar geriau darytis kažkur aplinkui? Iš tikrųjų, šitą klausimą tai turiu labai paprastą atsakymą. Mūsų Lietuvoje tikrai galima susipirkti viską,
Viską, ko reikia labai nebijoti dėrėtis. Žmonės galvoja kartais, kad, nuėjus į parduotuvę kažkur ten, į kažkokią privatesnę, sakykime, ne į senukus galbūt, arba į kažkokius didesnius ten prekybos centrus, bet į kažkokią mažesnę, jie negali dėrėtis ir jau jiem pasakyti, ir viskas šventa, ir tokia kaina bus. Žinokit, dėrėtis galima, ko dar nepasakiau, tai su bankais, man atrodo, irgi galima dėrėtis dėl paskolų. Tai žmonės galbūt to net nežino, bet einant į banką paskolos tikrai galima dėrėtis. Tai lygiai taip pačiai ir dėl medžiagų. Tas medžiojimas Lenkijoje, galbūt gerai, gal jūs ir galite ten susirasti kažką pigiau. Bet vėlgi, žiūrint, ko jūs ieškote, tarkim, tų pačių plytelių, dažų, visko, pas mus tikrai yra sočiai ir tikrai galima ir su akcijom pagaudyti labai gerų dalykų. Jeigu mes kalbam apie buitinę techniką, tarkim, tai įsivaizduokit, kad jūs važiuojate į kažkokią Lenkiją pirkti buitinės technikos. Ir buitinė technika jums sugenda. Kur garantija? Kaip su ta garantija tvarkytis? Tai, ta prasme, jūs prisidarote savo žymiai daugiau bėdų, ieškant kažkur ten kitur. Taip, ir tokių, ta prasme, tai yra nereikalinga. Pas mus tikrai yra labai šaunių ir tiekėjų ir visko galima pasiieškoti ir tikrai susirasti ir nebijoti dėrėtis. Tai, mano manimu, tikrai neverta gaišti laiko ir važinėti kažkur ten užsienyje, ieškoti kažko. Jūs įsivertinkite, kiek kainuoja jūsų laikas. Nežinau, galbūt pas kiekvieną žmogų yra skirtinga, bet jeigu, tarkim, mano laikas yra brangu, mano kiekviena valanda yra brangi ir aš tikrai negaiščiau laiko tam, kad važiuoti, medžioti į Lenkiją plytelių, kur aš ten susitaupysiu, nežinau, nuo plytelės porą eurų kokių. Čia yra tokia mano nuomonė ir aš tikrai šiaip rekomenduočiau nebijoti ieškoti Lietuvoje visko. Ir turbūt jau tą klausimą, ar skupus moka 2 kartus, jau greičiausiai jau žvelgiame. Man atrodo taip, kad atsakėm tikrai šitą klausimą ir iš tikrųjų taip ir yra, bet čia nesvarbu, ar čia yra statybos, ar čia yra kažkas kito. Man atrodo, tas žmogus, kuris bando kiekvienoje vietoje kažką pataupyti, jis vis tiek galų gale gali sumokėti ten žymiai brangiau, nes kažkur kažko nepamatė, neapgalvojo ir vėlgi, jeigu tai yra ne jūsų sritis, jeigu statybos jums yra svetimas sritis, tai jūs tikrai nudegsite, jeigu neturėsit kažkokio specialisto, kuris jums kažką padės, pagelbės ir taip toliau. Jeigu jūs dirbate pats statybose, viskas yra tvarkoje, ta prasme, jūs tikrai susitvarkysit ir pasidarysit remontą savo pats ir taip toliau. Bet pas mus tikrai yra labai populiaru imtis visko patiems. Viską pats, viską pasidarysiu pats, butą įsirengsiu pats. Tai nežinau, iš tikrųjų labai tokie, mano pamastymai būtų tokie, kad galbūt šitoje vietoje visgi reikėtų kreiptis į specialistą ir apsaugoti save tiek finansiškai, tiek dėl įvairiausių problemų, rūpesčių ir taip toliau. Tai jeigu taip, kad aš žinau, trumpai viską susumuojant į vieną vienetą, taip tokie, nežinau, 3-5 žingsniai, ką turėtumėm padaryti iki ir jau įsirenginėjant, kad taip visiškai sąžiningai ramiai gyventi po to. Tai pirmas patarimas, aš kaip jau ir minėjau, tai būtų tikrai įsivertinti savo galimybės finansinės. Toliau einant į banką nebijoti dėrėtis, įsivertinti, per kiek laiko jums pavyksta susitaupyti pradinį įnašą, kad susižinoti, kiek jūs galite, už kiek jūs galite kažką nusipirkti, kažką įsigyti. Jau nepagailėkit pasidaryti sandarumo testą, perkant namą su dalinė apdaila, nepagailėkit pinigėlių sumokėti specialistam, kurie įvertins to namo dokumentus. Lygiai taip pat susirinkit visą informaciją apie vystytoją, jeigu tai yra vystytojas, kuris parduoda. Jeigu jau nusiperkat, jau turite, tai būtinai kreipkitės į specialistus, į interjero dizainerius, kurie jums galėtų viską sudėlioti žingsnį po žingsnio, ką reikėtų daryti. Jeigu, tarkim, nenorit statybų organizatorių, bet norite vis tiek kokybę kažkokią užsitikrinti, tai bent jau interjero dizainerius verta būtų kreiptis, nes jie tikrai labai stipriai padeda. Tai būtų tokios įžvalgos. Ir kiekvienos laidos pabaigoje savo pašnekovams užduosiu tokį patį smagiausią turbūt klausimą gyvenime. Tai jūsų auksinis patarimas apskritai bendrai gyvenime, kur galima sutaupyti. Vat ką per savo gyvenimą patyrėt, pamatėt ir esat garantuota, jog būtent taip darant tikrai apsaugosim savo piniginę. Tai vieno patarimo, man atrodo, galbūt neužtektų. Tikrai, nes finansai yra tikrai labai plati tema, tai aš pasakyčiau tai planuoti. Reikia planuoti visas savo išlaidas, pajamas, viską susiplanuoti ir negyventi šią dieną. Tai ačiū, Katažina, už patirtį, už pasidalymus ir ačiū mūsų laidos žiūrovams, kurie prisijungė į pažintį su manimi, su finansais ir su Katažina. Ačiū.